Kiekvienas žmogus pasirenka... Ar jis irgi kur nors radio stoty pasakė už ekstazį? Ne, jis dabar statyčiau brėgus pardavinėja. Rimtai? Gerai, čia grupė RSA, dar vienintelis klausimas. Kai dainavau toj Vileikai. Taip, nepaskaičiavau nei žodžių, nei tada nieko, nes tiek pačiam daktarui, kalbantys su juo, labai aš jau ten naglai, tai atrodo, turėjau būti, jau nežinau, kokia drąsi, bet aš nežinojau jo svorio. Koks ten man skirtumas, aš taip kažkaip va. Ir tada tą incidentą va tokį turėjau. Mes su Matu einam gatve Klaipėdoj ir iš kitos gatvės pusės mums reikia. Pydarai! Ir mes atsisukam ir jie nusisuka ir žvengia. Ir Matas sako, mūsų jau pažįsta, mes beveik žvaigždės. Nu, tai mes neišlaikėm to klubo. Reiškia, muzikinis angaras, tada paskui su Skiručiu išsidalinom mes kažkaip tai. Žinot, kaip yra, karai vyksta dėl moterų ir dėl pinigų. Skirtingais etapais, ar ne, koncertavot su skirtingais projektais. Buvot ir Baliaus Tai aš dar buvau, grupėje, ir Rondo dainavau dar. Ir Rondo dainavo, tai va. Bet Baliaus tai ypatingai atsimenu, kad buvo ten keletą metų jie patys perkamiausi. Tai rinkiniai, ar ne? Nu, ten 100 000 čia toks spontaniškas buvo, tokia idėja irgi vėlgi Kęstučio Lušo. Tokia idėja buvo, kad o kodėl nepadarius tokių liaudiškų dainų, tokiam ritme, vat disko. Ne tai, kad disko, bet tokiam remiksiniam variante. Turėdavo ištisai. Jo, nu ten su pošlekiškais, čia stuškiam tokiam, nu, dažnutėm. Bet labai populiarios buvo, ar ne, tuo metu? Tai jo, tai tada mes ten jau gerai ir pakoncertuodavom gerai jau ten. Jo, ten, nuo pat pirmo koncerto. Dar prisimenu kažkur 95 metai, vasara ir buvo pirmas koncertas. Ar, nu, neįvardinsiu, kurio vietoje ten buvo, bet iš karto konkrečiai buvo jau pasisekimas, nes ta kasetės jau buvo praplatintos šiek tiek, jos jau visur beveik skambėdavo, o ten kasetėje pačioj tik tai parašyta Pirmas Balius. Ir o kas ten dainuoja, kaip ten atrodo, taip. Ten kaip ir vos ne inkognito. Taip. Ir ten į stadioną, man atrodo, į Šilutę nuvažiavom. Tai tik tai, kai užuom. Ir tauta pasinešė jau iš karto. Ne, tai po to prisijungė ten. Mes ten būdavo gyvas bandas. Mes trise, Laura, aš ir Klarkas. Dar Orlauskas, Artūras Zakarauskas. Jo, taip ten. Tokia gera kompanija tokia buvo, labai faina. Aš žinau, kad ten tais laikais tai faktiškai kiekvienose namuose ta kasetė būdavo. Tai dėl to mes ten po to ir antrą balių padarėm, ir trečią balių, o po to prasidėjo ten tas, kiti pradėjo leisti balius. Tai balius pas kaimyną, balius, Kliurkos balius, paskui ten dar tų balių, va, ten ėjo milijonas. Čia pop centras leisdavo ar kas? Eurostar. Eurostar. Žodžiu, leidėjai susikrovė turbūt neblogus pinigus. Na, aš tai nesigilinau ten visą reikalą. Ten. Nors galima buvo, ten buvo išleista netgi degtinė Vilniaus gamykloje. Buvo tas Pirmas Balius. Žodžiu, kultas buvo. buvo. Su Mordo mūsų ten. Jo. Jo, buvo išleista. Po to, žinai, kaip viskas taip paprasčiausiai. Ir jau tautai nusibodo gal, daug mažiau viskas. Ir patiems nusibodo, patys zulinį ten, jo, ten. O ten visieną po gabaliuką ten kiekvienos dainos dainuoti, tai nei šis, nei tas. Mūsų akimis žiūrint, 94 metai tai buvo balių metai,
nes Kauno muzikantai masiškai leido tokias kasetės, kur jos vadinosi Balius 1, 2, 3 ir taip toliau. Jos buvo, nežinau, muzikantai uždirbo ten tūkstančius tikrai, nes paklausa buvo ypatinga, nes bet kokia muzika išleista šito formatu buvo išperkama momentaliai. Ji tuo metu skambėjo labai populiariuose visokiose mugėse, turguose ir kur tik įmanoma. Šimtai tūkstančių tiražų. Oi, tikrai labai dideli tiražai, nes kiekvienas žmogus paprastas, besiklausantis muzikos, buvo ištroškęs tos muzikos. Nes tiesiog atsivėrė tokie vartai ir kai buvo galima bet kokią muziką pradedant kapelomis, baigiant bet kokią populiarią muziką, ir bet kokia juo labiau jaunimui skirta muzika buvo paklausoje, tad kiekvienas ką besukūręs galėjo tikėtis, kad bus klausomas ir pageidaujamas. Tai taip pat mes 94 metais Pūko kompanijoje įsirašėm savo pirmąją kasetę ir labai džiaugiamės to dalyku ir nuo to prasidėjo, sakyčiau, mūsų antras grupės gyvavimo etapas, kur mes iki pat 2000 metų išsileidom ir kompaktinę plokštelę, ir gyvo garso koncertą įrašėm. Ir buvo tos įrašų sesijos Lapių įrašų studijoje prie Kauno, ypatingos, tokios bohemiškos ir tikrai keliančios daug nuostabių prisiminimų, jo labiau, kad tuo metu ir televizija Litpolinter, jo ten buvo persikėlus ir transformacija į LNK įvyko. Daug tokių dalykų, kurie tuo metu kūrėsi ir mes buvom irgi kartu su tuo tokiu revoliuciniu, vėl sakyčiau, formavimu su laikotarpiu ir keliavom kartu tiesiog. Jūs faktiškai, kiek atsimenu, prisidėjote ir prie tokio savotiško pramoginės televizijos formavimo, nes jūs būdavot labai dažnai Tangomanijoj, kur dar, man rodos, Lapėse netgi buvo filmuojama. Jo, mes yra buvę, mes irgi skaičiavom, kad 12 laidų iš eilės, kur tiesiog mes tiesioginėme eterį dalyvaujam. Ne tai, kad mūsų kažką rodo, jeigu ten mūsų klipą ar kažkokį intervą parodo, tai turbūt ten kiekvienoje laidoje buvo, bet 12 tiesioginių eterių tiesiog. Tai jūs ten tiesiog baliavodavot ir išeidavot į eterį? Lapėse ir mini viešbutukas buvo, tai mes ten ir miegodavom. Žinai, pirmadienį išeidavo laida tiesiogiai, laidoje dalyvaudavom, kitą dieną po Baliaus atsikeli, nes dar Hebros privažiuoja tą laidą, žinai, kitų muzikantų, po Baliaus atsikeli tiesiai į įrašų studiją. Ir iš tikrųjų toks, žinai, džiaugsmo laikas. Telikas įrašų studijo koncertas, telikas įrašų studijo koncertas. Tai ar čia reikia padėkoti Aurelijus Silkiniui, iš to meto toksai buvo muzikos guru, žinai, kur tikrai ir už ausų tempė, ir į tą teliką įkišo, ir televizija tuo metu buvo tavo sėkmės garantas. Žiniasklaida nuo 90-ųjų metų patyrė tiesiog didžiulį bumą. Ir ne tik atsirado daugybė naujų laikraščių, žurnalų, bet ir nemaža dalis reporterių ir korespondentų, kurie rašė muzikos tema, taip pat buvo jauni, ką tik atėję jauni žurnalistai, kurie rašė tą temą. Tad mums teko matyti tuos pirmosius reportažus ir su Mikutavičium, ir su Stašaityte, ir įvairiuose televizijos filmuotis. Tad, kaip sakyti, tas gyvenimas buvo visomis prasmėmis kūrėsi iš naujo. Mes prasitėsim beprotiškas linksmybės, pasidarė laidą be proto. Čia jau peržiūrėjom 2000-uosius, bet mes tada sakėm, mums 30 metų ir mes dar vis galim myšti į kelnes prieš kamerą, nes tas didžiausias bairis, kur labiausiai juokėme, žinai, kai nusprendėm pasižiūrėti, koks tas jausmas, kai tu šlapinėsi kelnes. Tai, nes vaikystėje visi tą darė, bet pamiršęs. Ir kai tu esi brandus žmogus, tiesiog prisiminti, kaip tai atrodo, tai patikėkit manim, tai buvo mano gyvenime didžiausias juoko priepuolis, kokį aš esu turėjęs. Kai tu matai savo draugą, myžantį į kelnes specialiai ir tai yra filmuojama ir žinai, kad vakare tai rodys telikas, tai buvo kažkas nenormalaus, tiek juokinga, kad aš gyvenime daugiau taip nesijuokiau. Mes esame iš tų, kurie nenori prarast galbūt. Mes galim viens kitą
fotografavimas, LNK ta anekdotų ta laida, kur pasakoja, žinai, tą anekdotų laidą ir ateina moteris, o berniukai čia tokie, nu matom, šustra, žinai. Nu čia pasifotografuokim, žinai. Nu gerai, mes tą porą kadrų padarom, padėjom tą fotoaparatą. Ir po to matom, tai anekdotus skaldo, bet tokius, nu tokia gavama, tai nesi tokia šustra, žinai. Tipo šustra, bet nesi labai, žinai. Tai kol ten anekdotus mes kelias nusimovėm, prisifotografavom ir palikom jai tą fotoaparatą. Nežinau, kas buvo, kai jinai nešė tą juostą ryškit. Tai čia kaip dabar tos būdelės dalykai, ne? Tai jūs pradininkai buvot to reikalo. Tai sakau, tokia nesąmonė. Aišku, mes tada su RSA turbūt pirmieji Lietuvoje yra kažkur tai net albume nuotrauka, kur nusifotografavom 5 nugi prie Palangos, nu, ne iš priekio, iš nugaros atsisukė, nes vyko po kažkokio didelio koncerto tenai ant paplūdimy, mes tenai sudėliojom visą kitą. Ir kai man po daugybės 11 metų rašo, o čia mes pirmie apsinuoginam, galvo vaikai. Nu, vaikai. Žinai, dabar labai paprasta tave nufilmuoti gali ir įdėti socialinę mediją. Tu pats gali nusifilmuoti, kelti socialinę mediją. Žurnalistai fotografijas dabar kelia tiesiai iš renginio, ar ne? Bet tuo metu, kai buvo leidžiami laikraščiai, tai reikėdavo nufotografuoti, nuvežti nenusiųsti nuotrauką, bet nuvežti ten, kur yra maketuojama, iš maketavimo persiunčiama į spaudą, formuojamas tas spaudos lapas, lakštas vadinamas, maketas, ir tada visas maketas, ir tada tik tai spausdinama, tada atvežama į spaudos kioską. Tai įspūdingiausias greitis man buvo, kai mes žiūrėjom kažkelintų metų Oskarus Lietuvos kino teatre buvusiam, kur dabar Mo muziejus. Susirinkom iš vakaro, žiauriai daug baliavojom. Nežinau, kuriuo metu aš užmigau per tos Oskarus. Bet kai atsikėliau ryte, 7 ryto ėjau važiuoti namo ir pro stotelę eidamas kioske pamačiau savo laikraštį su savo nuotrauka pirmam puslapyje su degtinės buteliu. Tai pagalvojau, kad wow, pirma mintis reiktų visus dabar nupirkti, kad mama nepamatytų eidama į darbą. Bet čia buvo kažkoks toks lūžis apskritai, žinai, šou biznio ir medijos. Kaip staigiai galėjo viskas atsirasti per naktį, žinai, ir... Tai nenormalūs greičiai, faktiškai. Nu, tai beveik dabar kaip socialinė medija, bet tai buvo įspūdinga, žinai, tu tik tai pabaliavojai, atsikėlė, eini po balius ir jau spaudoj matai savo nuotrauką pirmam puslapį, tai toks buvo čia apie tą skandalingumą dėmesį, žinai. Tuo metu svarbiausia buvo į mediją patekti, telikas ir spauda, tai... Mes darėm viską, kad mes ten atsidurtume, o iš to dėmesio mes gaudavom pardavimus bilietų į renginius, į koncertus ir taip toliau. Grįždavo jums, ar ne? Viskas sugrįžta, jo. Tavo nuotrauka pirmam puslapį gerai sugrįžta. Dabar, žinai, monetizavimas buvo per kitą kampą, per koncertus ir per albumų pardavimus. Taip. Dabar kitaip, dabar kiekvieną savo parodymą gali iš to uždirbti. Skaičiuoja laikus, tam sekėjus. Tada uždirbdavo Tomkus išleidęs tos laikraščius su mūsų nuotraukomis ir papačia parašydamas ten gėjus su klaustuku, žinai. Taip. Ir jis didino tuo savo pardavimus. Taip. Nešvarūs pinigai. Dėl to jis dabar molis. Tai visų šiaip, jeigu pasižiūrėjus to meto spaudos magnatų gyvenimą, nu tai, kaip sakoma, jų vaikai kenčia. Nes turi problemų su narkotikais, dar kažkokių tai priklausomybių. Žinai, tiek, kiek jie prišyko 90-aisiais spauda, taip, kurią perėmė vėl nežino kokie žmonės, kažkas iš komunistų atėjo, kažkas, tie, kurie turėjo prieigą, žinai. Tai matant, kaip jiem dabar nesiseka, sajebys. Faina, man patinka. Viskas grįžta. Nes tada jie ėdė visus, žinai. Iš tikrųjų, jie ir, galima sakyti, buvo laisva spauda, bet taip, kaip terorizavo verslą, tam tikri leidiniai. Taip, kaip terorizavo žmonės, gazdindami, kad tik apie juos nerašytų ir tuo gaudami savo pinigus po stalu. Tai kai jie dabar kenčia ir jie yra dabar tokie maži susitraukę, tai man patinka. Aš vis laik sakiau ir politikams esu sakęs. Sakau, jūs čia ateinat, išeinat, išrenka, jūs vėl neišrenka, jūs tai būnat, nebūnat, o mes visą laiką esam. Tai neprisišykit. Ką jie atsakė? Nežinau. Tylėjo. Dabar, ta prasme, jo, aš neįvardinsiu, kam jie akis sakiau, jie dabar iškilus politikai, jie tikrai tie, kurios gerbiu, bet
bet jie tylėjo tuo metu, jo. Ir tuo laikotarpiu prasidėjo visokie apdovanojimai. Bravo turbūt buvo apdovanojimai, ar ne? Jūsų grupė ne vieną kartą turbūt gavo kažkokį. Tai... Ne, galbūt vieną kartą už nuopelnus turbūt. Seniai buvo. Ar smagus buvo tas įvertinimas? Nepamenat? Labai smagus, bet ten tik tai, kadangi tokie apdovanojimai kaip Bravo, dabar irgi kažkokie yra apdovanojimai, tai yra pagrindinis klausimas, kaip apsirengti. O ten, aišku, mes labai dėkingi už tą apdovanojimą, iš tikrųjų labai vertinam. Iki šiol namuose statulėlė yra, bet kaip tu atrodysi, kaip apsirengti, kadangi ten visi pagrindė žiūri, kaip tu atrodai prie tos sienos, nes kada tau reikia fotografuotis. Ten, nežinau, ten atlikėjų, ko ten yra daugiau, nuomonės formuotojų, ten vadinasi internetinių rašytojų ar atlikėjų. Ir taip žiūri visi ir daugiausia medijos dėmesio sulaukia ten, kaip apsirengti, iš kur batai, kokios firmos ten ir taip. Aš labai tolimas nuo to. Tai Bravo apdovanojimai liko atmintyje tokie kontroversiški, pavadinčiau. 98 metais mes grupė Studija laimėjo nominaciją kaip geriausia roko grupė, kas sukėlė tarp muzikantų, tarp vienų pasipiktinimus ir taip toliau. Ir aš, matyt, kai kam net skauda iki šios dienos, kai kas nepripažįsta, net iš mūsų grupės, prisimenu Gintas Litinskas, mūsų bosistas irgi taip buvo skeptiškai labai nusiteikęs dėl šito apdovanojimo, nors mano supratimu tai apnuogino vieną paprastą dalyką. Muzikantai neklauso ir neklausė vienas kitų muzikos. Apdovanojimai skiriami tik tai už tų metų pasiekimus ir aš visada laikiausi nuomonės, kad grupė Studija už savo darbą, už kompaktinės plokštelės išleidimą 98 metais, kuri buvo pavadinimu Skrendam, buvo verti to apdovanojimo, nes mes išleidom pakankamai tokį gerai skambantį ir tiems laikams Lietuvos muzikos padangėje šiuolaikišką albumą su muzika, kuri tikrai niekaip neįsipaišo jokia pop muzika. Tai yra pop rokas geriausiu atveju. O roko stilistika iš tiesų nepaprastai plati ir negali pasakyti, kad tik tai tie, kurie groja metalą, tai tas yra rokas, o kurie groja pop roką, ne, o yra ir country rokas ir taip toliau. Tai čia be abejo galbūt diskusija didelė būtų, bet, sakyčiau, muzikantai, paklausykit tą grupės Studija albumą Skrendam ir tada suprasit, apie ką eina kalba. O tie, kurie neklausė, jie be abejo purkštauja vien todėl, kad jie ko gero tiesiog grupės Studija kūrybinės muzikos nelabai pažįsta. Jie žino tos keletą totalių hitų, kurie keliauja iki šių dienų ir mano, kad tai yra ta vizitinė grupė Studija kortelė. O aš pasakyčiau, kad grupė Studija tikrai yra išleidus ir sukūrusi labai daug įvairios muzikos ir labai skirtingos stiliaus. Tad jeigu kas ten ir patyrinėtų, tai tada pakeistų nuomonę garantuotai. Tai jau 90-aisiais, kai jau įsibėgėjo visas šitas pramogų pasaulis, ar ne, prasidėjo visokie apdovanojimai, Bravo apdovanojimai ir panašiai. Dalyvaudavot jūs tose renginiuose dideliuose, jau tokie pompastiški? Taip, Radio Centro ir Bravo ir visokie, ir visur buvau nominuota. Visur nominuota ir stoviu už kampo, bet niekad, niekad neapdovanoja. Niekada, blemba. Jautėt nuoskaudą kažkokią? Jaučiau, nes galvoju, kam nominuojat, kam ta viltis tokia. Ir visą laiką praktiškai laimėdavo tie patys. Stovi taip ir nusivili. Ir paskui jau pripratau, paskui jau net neidavau, žinau, kad nominuoja, tai tiesiog salėje sėdžiu, bet kad jau pasiruošus plot Arinai ar kažkam tai. Ar Andriui Mamantui, tiesiog. O po tokių renginių turbūt būdavo ir labai įspūdingi jau vakarėliai, ką nors prisimenat kažkokių tai momentų? Atsimenu, kad nueidavau pasiimti kokią nors ten tą atsuktuvą ar kažkokį jau kokteilį, tada dar pakako man vieno.
ir aš jau apsineždavau. Ta prasme, nepiknaudžiaudavau dar. Tada iš vis tokia buvau, sakau, kažkaip mokėdavau taip, tai šampaniukų, tai aš ėjau savo nuoskaudą nuplaut, atsimenu, su kokteiliuku. Nes būdavau, liūdna. Pagal plojimus atrodo, tai taip tikrai jau laimėsiu, bet nieko. Ir paskui mamos apdovanojimai, tai atsimenu, kad jau 14 metais, tai tada aš atsimenu, buvau išrinkta ir metų stiliaus moteris. Už visus nuopelnus ir taip toliau, ir už albumą Kryžkelės. Tas pirmas areninis koncertas, nesudegint ant laužo. Tai būtent tada tai aš iš visur susišlaviau. Tai galvojau, mamą apdovanoju už visus gyvenimo nuopelnus jau, ta prasme. Tai taip galvojau, Išaušo ir jūsų valanda išmušė. Bet man Andrius savo statulėlę perdaręs tiesiog, man, kaip išgraviravo, kad man padovanoju savo statulėlę, jam skirtą. Andrius Mamontovas? Taip, nes sako, totali neteisybė buvo, kad Džordana negautų nei vieno apdovanojimo. Ir mes įrašinėjom dainą ir aš dabar nepamenu, man atrodo, ne Kalėdų naktį, tikrai ne. Turbūt Atsiduok Vilniui, Tomo Augulio daina buvo. Lyg tai tą dainą, mes visi tokius maikės padarė, marškinėlius tuos Atsiduok Vilniui, nes jis tave myli. Ten kažkaip tą dainą ir ten mes irgi keliese dainavom tą dainą ir jis būtent tada man įteikė tą statulėlę ir aš atsimenu, kaip aš apsiverkiau, bet akis dar noriu neparodyti, bet jo šlapioj vietoje, bet iš širdies taip toks gilus, tokia gilus susijaudinimas, padėka jam, nuostaba ir pagarba ir viskas, kažkas labai daug jausmų susikaupė ir kad atrodo, tos ašaros atrodo, kad krauju pravirksiu. Kažkaip buvo labai netikėtai ir labai brangu. Iš Andriaus gauti. Tuo metu, kai aš atėjau į Viliją dainuoti, tai mano daina Pasiilgau tavęs laimėjo pirmą vietą, visų metų daina buvo Jaunimas Strada? Jaunimas Studija MT vadinosi. Jo, ten, kur buvo topai renkami, ar ne, populiariausi? Taip, į Studiją MT ir tada gavau aš iš Lietuvos akcinio inovacinio banko prizą. Atsimeni tokį? Laibas vadinosi. Taip, paskui žlugo skandalingai. Taip, tai aš var koncerto metu, žinai kaip sakau, aš gavau tokį didžiulį 12 žmonių keraminį, reiškia, servizą, ten su podeliais, su šaukšteliais, labai jiesios, toks lengvutis, gražus, žinai, ir ant kiekvieno yra tas Lietuvos akcinio inovacinio banko, reiškia, tokie inicialai, tokios monetos, kaip ir, žinai. Tai aš visą laiką sakau, ar salėje yra tokių žmonių, kurie nukentėjo nuo to banko. Sakau, jeigu ir aš jums galėčiau kompensaciją, kokią nors čerkutę ar kokį nors, žinai, podelį padovanoti. Tai paskui tuo metu laimėjo mano daina Barmenas pirmą vietą Radio centro, reiškia, rinkimuose irgi metų daina buvo. Toliau buvo Radio stotis Lietus, jau čia šiek tiek vėliau, reiškia, klausomiausia daina buvo Nežinomoji. Sakau, tuo metu mano dainos kabinosi, žinai, ir visiškai be jokios iniciatyvos, žinai, dabar tai aišku yra iniciatyvos, kur prodiuseriai stumia ir tu žmogų gali įkalti.
Mamontovas kalbėjo, kad jie kažkuriam foje koncertavimo laikotarpyje buvo nuvažiavę į Kauną ir gavo kažkokių šilelių televizorių. Dovanų atrodo. Ar parvežė jį su limuzinu namo, kažkoks ten buvo toks atvejis. Jo, aš pastapina, man rodos, bet kai tie būna irgi vadinami šortsai padaryti, ten kokia gal 1,5 minutės pokalbio fragmentas ir va būtent girdėjau ir kažkaip gal net nustebau, tipo, mes Kaune buvome. Ne, esam gavę, gal kažkada tai dar iki mano ateimo, bet prie man dirbant esam gavę tik tai visi muzikinius komplektus, ten tokius geros labai kokybės Marans iš mūsų vieno rėmėjo. Muzikiniai komplektai dideli, ten tie dūgautuvų tokie ir dar esam gavę po šunį visi. Tai čia rėmėjai kažkas? Ne, iš po šunį fanai padovanojo. Jam taip susišvietė kažkada Vilniaus sporto rūmose, kad po vieno iš koncertų reikia visai grupiai padovanoti šunis. Ir ten kažkam matyti. Kiekvienam po šunį. Ten jo gimė tų šuniukų ir visiems atnešė po šunį. Tai ką darėt? Auginat? Ar teko kaimus vežti? Dauguma teko kaimus vežti, Andrius augino. Andrius augino ir turėjo ilgais dar tą šunį, o kiti visi kažkaip ten greitai surado, kur padėti juos. Kaip vat jie atrodydavo? Man tais laikais buvo labai gerai, nes aš gaudavau rėmimą, aš gaudavau koncertų ir tikrai albumų leidybą visą laiką būdavo kažkas remia. Tai tikrai buvo geri laikai, nes šiais laikais tu negausi nei kapeikos, kad tave paimtų ir remtų, arba jauną žmogų kokį labai talentingą. Tikrai beveik nieks ir neremia. Nebent tu būsi vidutinybė ir mokėsi prasisukti. Taip, tai dažniausiai taip jiem lengviau yra. Jie greičiau iškyla, aišku, gal jie ilgai ir neišbūna, bet talentingiems labai sunku. Tais laikais gerai buvo. Remėjų vis atsirasdavo. Taip, tai buvo normalu, nes skaitėsi, jeigu tu uždirbi didelius pinigus, tai tu turi ir kažkiek ir padovanot kažką. Tai jiems tie pinigai gal lengvai ateidavo, lengvai jie ir atiduodavo. O daugiau tai ten, žinai, tų limuzinų visokių ten Viktorija, kur važinėdavosi koncertus, tai ten dažnai parveždavo ten. Čia fanai, užsakovai? Ne, čia užsakovai, ta prasme, jo. Norėjau parodyti, ar ne? Parodyti kažką, tai jo, kad arba ten pasilikit dar ten padainuot porą dainų, ten, tarkim, ir mes čia viską jum organizuosim, ten viešbučiai, limuzinai, tik dainuokit, jo, nes ten tokių būdavo momentų, kad baigėsi ten kokia ten Kėdainių ta šventė, tarkim, ir ten Viktorija puikiai su Viktoru sutardavo, tai kažkaip ir buvo, kad, ar galite dar, ta prasme, kažką tai dar tenai, nes, švęstai dar norisi, o jau laikas baigėsi. Laikas baigėsi ir muzikantai kiti išvažiavo, tai ir galite, tai ten visokių, ten esu žiedą gavęs, ten tiesiog kaip užstatą, kad bus pinigai. Kad bus pinigai, jo, ten brangų žiedas ir kad nepabėkit, dar būkit, tai ten tokių pasiūlymų pratęst, padainuoti dažnai būdavo. Aišku, kai su Viktoru bendravom, tai buvo daugiau, didesni pinigai. Tarkim, prisimenat, kad neprisimenu, žinokit, tikrai neprisimenu. Prisimenu tik kitą dalyką, kad mes per jį į Tailandą išskridom. Per Viktorą? Taip. Koncertuotas? Jis mums padovanojo tą kelionę. Palsėt, žodžiu. Jo, atidirbom prieš tai Kėdainių miesto šventėje ir po to jis mums padarė dovaną tokią. Tai čia dovana, čia ne honoraras. Bet tai 98 metais nuskristi į Tailandą, tai buvo kažkas tokio. Kosmosas buvo. Būdavo tais laikais mada, pasikviečia lieturčiai atlikėją ar muzikos grupę. Ir ten, irgi kaip kalbam, kad ten 20 kartų kažkokią dainą. Mane pasikvietė vieną kartą, bet jau vėliau jau čia 2000, vadinkim, 10 metai, ne? Ar 5, 6, va taip, gal arčiau sakyčiau, pasikvietė vienas iš labai žinomų žmonių, verslininkas didelis, ir aš nežinau, atvažiavau, ten 5 žmonės sėdė.
ir kad man vietoj litų mano honoraro sumokėjo doleriais, aš atidirbau, ar iš manęs įsidirbinėjo, nu aš neskaitau, kas dirbinėjo, aš atidainavau. Po kiekvienos dainos manęs klausė, nu, Žilvinas, davai pakalbam, jaučiat apie ką kalbu. Kėdainiai. Maždaug įsivaizduoju. Kėdainiai. Suprantu. Man tą dieną buvo 3. koncertas, jis sako, kur tu būsi, turi draugą iš Maskvos atvažiavusi. Jisai įsimylėjo vieną klaipėdietę jauną mergaitę, o tai mergaitei jie pasakė, ką tu nori? Nori tavo gimtadienio proga 18 metų, nori to Pugačiovą iškviesiu, ką tu nori Kirkorovą? Ne, sako, ne, aš noriu Žvagalio. Ir blin, aš atsimenu, koncertavau, tai važiuodamas kažkaip man buvo Kaunas, kažkur tai buvo Raseiniai ar kažkas Plungė, aš neatsimenu, tai pakeliui, aš bijau dabar sumeluoti. Ir paskui sakau, aš į Vilnių negrįšiu. Taip, užsisakė lėktuvą, atskrido į Klaipėdą, užsisakė vieną restoraną visą, uždarė pilnai ir aš atvažiavau su bekai vokalistėm, jos tada buvom ir jie buvo, man atrodo, 5, jo ta viena mergaitė ir tie labai bičiai, kuriem grėsi netoli raukšlė. Ir šitą. Ir mes tada atsistojom dainuoti, dainavom. Pradėjau ten, tada po kiekvienos dainos manęs paklauso, bet labai gražiai. Aš žinau, kad mes koncertą baigėm, visi šokdami ant stalų. Aš atsimenu, mažeikiai, tai ten jų labai daug būdavo. Ten jie po koncerto mus kviesdavo vakarienės, tai ta vakarienė ten iki ryto būdavo ir su visais baliais, šokiais ir taip toliau. Tai čia tie vadinami naujieji lietuviai. Kviesdavo. Nu ne, dar tie, kurie pradėjo tik tai su nafta, nu va tie, kurie, kaip sako, dar kooperatyvai, ar kaip čia skaitėsi. Jo, tai pirmosios įmonės kažkokios. Kažkokios tokios, kur ten vienu žodžiu mėtėsi jie pinigais, alkoholis plaukė, ir jauni jie buvo, jie jauni, tai jie, kaip ir mes muzikantai tų laikų, uždirbdavom daug. Tai kažkaip neturėjom tos mokyklos, kad pinigus mokėtume ką. Aš savo tikrai tą milijoną ar daugiau užsidirbau tikrai, bet aš viską investavau į save, į aparatūrą, į apšvietimą, į rūbus, į scenarijus, nu viską. Vienos naftos įmonės, ten tų mažeikiuose naftos įmonių buvo daug susikūrų. Viena įmonė, nežinau, ką jie šventė, ar kelių ten, ar metų, ar 2 ir 3 įmonės jubiliejų, buvo mūsų ten daug atlikėjų ir malonus dalykas pirmą kartą, nu toks kaip ir gal čiut ne vienintelis, kada buvo pasakyta, kad liksite visi miegoti viešbutyje po koncerto, netgi, ar net gal 2 dienas mes ten, jie savininkai netgi po koncerto sugalvojo, kad artistai turi būti atlikėjai kartu su visais, kartu švęsti, nu žodžiu, kad toks pirmą kartą dalykas, kad pasilikus vakare nereikia dainuoti. Tiesiog tu kaip svečias. Va, tai, o mes ten iš geros nuotaikos, aišku, mes ir dainuoti pradėjom, ir juokauti, ir išdykauti. Ir mes ten uždainavom Ūdrio ariją, O tą Ūdrio ariją aš kažkada, kai mokiausi, man buvo specialybinis kūrinys, o tiesiog kažko tai pritrūko kažkokių, ar tai liaudiškų dainų, ko mažiau mokėjau, aš kažkaip tą Ūdrio ariją buvau ištraukęs ir mes jau ją buvom visi, kas pramokę dainuodavom, mes ten keliais balsais. Kai sudainavom, tada Valinskui kilo mintis, kad reikia įrašyti, prisijungti Paviljoninę, padaryti pirmajam Nidos festivaliui įrašyti Ūdrio ariją. Tai vėlgi čia Kaune Lapėse dar buvo tada ir įrašų studija, ir televizija. Ten vyko darbai, mes įrašėm tą kūrinį, aišku, nuvažiavome į Nidą, mes vėl pirmajam Nidos festivalį mes užėmėm 1 vietą, visus laurus laimėjom. Ant rytojaus nemiegoję visą naktį buvo tų vandens dviračių varžybos. Kas nugalės, kažkur ten apiplaukti reikia, kas nugalės, iššokęs į krantą, tu turėjai pagriebti ungurį, buvo šviežus unguriai sudėti, tai aš tik pamenu, kad mes su Edmondu minėm ir mums tik tai nenusileido, buvo kareivukai, 2 Lietuvos kariuomenės, kažkodėl jie ten jauni vyrukai, aš sportavę, bet vėjo dėka
jos banga biški nuputė į šoną ir mes pirmi laimėjome. Tai aš atsimenu, kad taip mes stengiamės, aišku, naktis be miegė darbo, taip stengiamės, kai aš į krantą iššokau, man Edmondas sako, tu greit priplauks, tu tik tai šok ir imk tą ungurį. Aš atsimenu, kad aš tik tai iššokau, kojas jau pakirstos buvo, tai kad jau krisdamas taip kaip... krisdamas tą ungurį prie jo. Tai mes visus ir dainų apdovanojimus, ir sportinius apdovanojimus susirinkom, žodžiu, jį nemiegoja ir švat. Visiškai lyderiai išvažiavo. Visiškai. Pas Brazauską mes dainavom. Jo, tiesa. Gimtadienį jo. Kristina pakvietė Brazauską. Bet aš nežinau, ar tai buvo apmokestinta. Man atrodo, mes dovaną padarėm. Mes padarėm dovaną. Tada buvo mano ta nauja daina Pasėjau linelėm pylimo, tai kad tas Brazauskas, kad šoko su visais. Jo. Taip ir prisimenu tą ratelį. Fantastinis prezidentas. Šitą aš prisimenu, bet tai tikrai buvo ne iš piniginio atlygio kažkokio. Tai. Ne. Nu, kad mes visą laiką taip kažkaip... Tai sako, galit padainuoti, tai žinoma, kad galim. Tai aš dėl ko tai kalbu, nes buvo tokia situacija, kad aš dariau... šlagerį festivalį ant jūros kranto. Kažkaip užėjo toksai bzikas, kad reikia ten padaryti. Nu, ten nieko nėra, nei tenais yra tos transformatorinės, nei ten nieko, ten elektros nėra, nei kabelių jas reikia atnešti. Ir tada aš, pasiskambinau savo draugiai, kuri, kaip ir irgi su Brazausku bendravo ir aš sakau, klausyk, ką dabar daryti. Sako, aš duosiu tau jo numerį, tu paskambink. Aš, eilinis žmogelis, skambinu prezidentui ir sakau, Dieve, aš padariau klaidą gyvenime, jūs įsivaizduojate, ten reikia kažkokius kabelius daryti, ten kažkaip mes neturim elektros, suvažiuoja 10 šalių iš viso pasaulio, scenos pastatytos, ką daryti, padėkite. Gerai, sako, ir aš dar skambinu ar šeštadienį, ir sekmadienį, aš galvoju, iš viskas čia bus toliau. Ir šitas nuostabus žmogus, kuris taip, aš buvau žinoma tikrai tada. Ir žinote, už valandos laiko man paskambino jau. Elektra jums bus už valandos. Už valandos elektra. Geras, viskas žaibiškai. Žaibiškai. Tai va, už tai mes tam gimtadienį dainavom. Teisingai. Barteris. Kas man krūtinėj širdį nuramint galėtų? Ar šalta žemužė, ar ruduo? O gal ir tu, kas man krūtinėj širdį nuramint galėtų, ar šalta žemužė, ar ruduo, o gal ir tu. Man buvo labai neįprasta, kai mus pasikvietė tuometinis Men's Factory gėjų klubus. Ir buvo ten jų kažkoks gimtadienis, nepasakysiu kelinti metai, gal 1 metai, gal 5 metai. Ir žodžiu, mes ten, kai atvažiavom, tokia spalvinga publika buvo. Ir iš tikrųjų buvo smagu, bet netgi kažkokia žinutė buvo, kad, reiškia, tuometiniam Lietuvos ryte, kad, tipo, gėjų ten sąjunga pakvietė Ekseimus, bet Ekseimai koncertuoti atsisakė. Aš tas žinutę perskaičiau, o mes jau grojom ten. Taip. Tai va čia toks neįprastas. Buvo dar vienam visai kaimelėje grojom ten. Aš net nežinau, kaip realiai kaime, kuriame, reiškia, didžėjus buvo metalistas. Sako, aš šitą savo tautą išauklėjęs, jie lengvos muzikos neklauso, tai sako, Ekseimai irgi su jais. Ir ten buvo iš tikrųjų irgi linksma. Žmonių nedaug, ten koks 50, bet buvo joninės tą naktį, joninių naktį, ir buvo iš tiesų smagu, kai žmonės su tapkiam, treningais, žinai. Tai iš tikrųjų, nedaug tokių yra, kad va taip kažkas šokiruotų. 90-ieji toks, audringas, spalvingas, ar ne, laikotarpis buvo. Ar teko jums susidurt, kad būtų ten su kažkokiais to laikmečio marozais, forsais, nes, jų daug kur visur buvo koncertuose. Visada. Aš atsimenu vieną atvejį, mes su Matu einam gatve, Klaipėdoj, senamiestį, ir iš kitos gatvės pusės mums reikia. Pydarai! Ir mes atsisukam ir jie nusisuka ir žvengia. Ir Matas sako,
mūsų jau pažįsta, mes beveik žvaigždės. Atsimenu, buvome Molėtuose, čia labai trumpa istorija, prieš Kalėdas koncertas didžiulis, kažkoks vyrukas sako, duok kepurę nuo scenos, man duok, aš jam neduodu tos kepurės, visą kitą, mus išlydi apsauga, taip toliau, nes ten krūva žmonių, ten ta šaika, to draugo susirinkusi, mes važiuojame iš tų Molėtų ir tada Romanas sėdi galė, sako, tai ne, aš koncerto metu pardaviau tavo kepurę. Supranti, tiesiog jis parduoda bičių, aš apie tai aišku nieko nežinau, va taip vadėliojasi. Aišku, buvo tokių laikų, kai, žinom, buvo tie laukiniai laikai su tam tikrom komandom įdomiom, kurie užsiminėjo tam tikrais dalykais, tai mes turėjome, buvo fantastiškas klubas Mažeikiuose Transdance. Ir tu įsivaizduok, kad važiuojame į koncertą, laukiam daugybę žmonių, viso kito, ne, ir tada tuo metu mes girdim, kažkas skambina, tam kambariuke persikėmė, sako, jo, viena vieta 100 litų. Galvom, apie ką čia kalba? Įėjimo vieta. Viena vieta įėjimo. 100 patekimo. 100 litų. Tai kosminiai pinigai tada atrodė. Nes mūsų atlyginimas tada buvo apie 1200 už visą programą, ten žmogui 100 litų. Ir tu įsivaizduok, mus jau kviečia ateiti ant scenos, mes įeinam į tą sceną, salė tuščia, absoliučiai nei vieno žmogaus, gale 2 aukštis baras ir ten vien bachūriukai. Vietos bachūrai. Tik bachūrai. Nieko daugiau nėra. Vietiniai, žinai. Ir aš nežinau, man tai buvo šokas, netgi dabar šiurpas eina, kai prisimenu, kaip koncertuot. Ir tada tu stovi, kali tą programą ir važiuoji savo, žinai, mes kalam 1 gabalą, 2 gabalą, 3 gabalą, 4 gabalą ir įsivaizduok, nei po vieno kūrinio, jokių plojimų, jokio ovacijų, nieko. Tyla. Jau žiūri, bukai žvilgsnis. Taip, tu nežinai, jie pakankamai toli buvo, mums buvo sunku nuspėti, kaip jie mūsų žiūri, bet, ramu, tu nežinai, kaip reaguoti, absoliučiai. Bet pasibaigė tas beveik valandą trukęs tas visas pasirodymas, ar valandą 20, aš jau dabar bijau sumeluoti. Ir bum, ovacijos palaikymas, bičiai, ateina čia, ten, sakau, emocijų nuo tokių iki va tokių, žinai. Tai jumis ant rankų jie nešiojo. Ten daug maž taip, jo, nes mes kai išvažinėjome, jau stovėjome stotyje, tada Mažeikių ryte autobuso laukiam, žiūrim, atvaro mašina. Sakom, dabar jau gausim malkų, nes mes ten truputėlį pamelavom, nes sakom, mums reikia autobusą truputėlį anksčiau, nes jau sakėm, jau reikia plautis, nes biški pavargom, iš tikrųjų norėsiu poilsio. Ir tuo metu vienas mūsų narys rūkė Marlboro, išimtinai Marlboro, nes gaudai Marlboro, jau tada kietas. Vadinasi, matom atvaro mašiną, mes matom, kas bičiai, sėdim už tų, pasislėpę už tų, reiškės, kioskelių ten stotyjį, galvom, jau dabar gausim malkų. Bičiai suprato, autobusas ne 6, pusė 9 iš tikrųjų. Bet žinai, ten reikėjo, atvažiuoja bičiai, kur susiranda mūsų mes, žinai, tu jau lauki. Ateina 2 pokai Marlboro, sakė, kad tinka, malačiai, bičiai, bum, 2 pokus įteikia išvažiuoja, žinai. Toks sakau, aišku, buvo, mes ir Kaune koncertavom pas daktarą, buvo labai. Daktaras kvietė jumis koncertuoti? Taip, mes Vilijampolį koncertavom, buvo reikalų. Tam Vilijos restorane? Taip. Uždaras ar viešas? Uždaras vakarėlis, jo, žinai, kad reikia taip koncertuoti ir taip dėliojasi. Mes Pravieniškėse koncertavom. Niekam apie tai neskelbėm, nes mano galva, kad tu darai tam tikrus dalykus, nereikia apie juos rašyti, bet žinai, kos geriausias buvo iš Pravieniškio prisiminimas, kai mes pamatėm, sutikom vieną vyruką, kuris jau išėjo, reiškia, iš kolonijos po kiek laiko, ateina, sako, aš buvau tam koncerte, mes žinai, ten nelabai kreipi, kad žmonių buvo, nebuvo, tikrai palaikymas buvo didelis, labai didelis, sako, ačiū Jums už vieną dalyką, sako, kol Jūs koncertavot, aš pamiršau, kur aš esu. Tame jau nebėra, man vis vien gerai. Pasaulį daug yra kitur, puikiai tai žinai. Tame jau nebėra, man vis vien gerai. Pasaulį daug yra kitur, puikiai tai žinai. Ar buvo, kad žinojot, kad jūs koncertuojat kriminalinio pasaulio atstovams? Tada taip, tada vieną kartą ir buvo. Tai tada tai ir buvo tada, kai dainavau toj Vileikai. Taip. Tai ten tai tada buvo jo, nepaskaičiavau nei žodžių, nei tada nieko, nes tiek pačiam daktarui, kalbantis su juo, labai aš jau ten naglai, tai atrodo, tikrai turėjau būti, jau nežinau, kokia drąsi, bet aš nežinojau jo svorio, suprantat, kas man čia koks skirtumas čia, daktaras čia, daškiniai čia, kokie ten dar tulpiniai, kažkaip tai tos hebros, ten brigados būdavo kažkokios. Koks ten man skirtumas, aš taip kažkaip va. Ir tada tą incidentą va tokį turėjom, bet viskas praėjo. Daugiau neteko tokių. Bet jūs jau žinojot prieš koncertą, kam koncertuosit? Žinojau, bet kaip žinojau? Ir kokia reakcija buvo? Žinojau, kad, galvoju, tai turtingi, ten, mafija, kaip ten skaitėsi, ne?
neturėjo man jokios reikšmės, kur kviesdavo ten ir koncertuodavo. Nebuvo tik ne nejauku, koldūniniai. ar ne? Nebuvo nejauku, kad... Nebuvo nejauku, aš nieko net nesupratau. Tiesiog jie visi baliavoja ir nieko, aš tiesiog, galim sakyti, pati prisiprašiau, nes aš labai ten pradėjau kažkaip tai labai, įžeidinėjau aš kažkaip tą daktarą. Tiesiog, kad čia auksinės sagos, kad čia gali sau leisti, čia su manim čia taip kalbėti, kažką, nes jis kažką su jumis nepagarbiai kalbėjo? Kažką jisai pasakė, bet aš to nepamenu, bet aš man atrodo, atėjau kad atsiskaitytų su manim, jis kažką, kažkaip ten, kad apsižodžiavom ir kad aš ten nenusileidau, ten dar visą tiradą suvariau tokia, tai tada supyko jisai, ir gavosi, kad tiesiog pabėgom. Seniai pamiršau, nes jisai labai gražiai apie mane šiaip atsiliepė. Ir tada prašė ten, kad jam žmona kasečių, kad atvežtų jam kasečių mano, būtent draugai, kad kasečių mano, jisai klausėsi mano muziką. Tai jisai buvo jūsų gerbėjas? Tiesiog buvo tą vakarą jisai gerai išgėręs. O tai įsivaizduokit, ką padaro šiaip paprasti žmonės, kaip ir nusišneka, ir mušasi, ir taip mušasi, kad ir užmuša, ir papjauna. Ir ten, nežinau, ten tai tiesiog jie linksmi buvo, ir apsižodžiavom, ir tas toks, sakau, o ten, kad, tarkim, ne ašgi jį pasodinau, tai ten, matyt, gal pagreitino tą visą procesą, nes jis, matyt, turėjo savo reikalų tokių. Bet aš tai nejaučiu jokios grėsmės nieko, bet aš, kai nenutylėjau, tai būna, kad, žinot, tai, kaip sakyt, prisiprašiau tada. Bet nieko jokio pykčio, sakau, ir nelaikau. Ar teko kada nors dar su juo bendrauti gyvenime? Taip, teko susitikti, kada tai Megoj tarp durys su žmona ėjo, pasisveikino, nusišypsojo. Ta šypsena graži, kas kaip nori, tas taip sako, bet kažkaip, jis toks tiesmukas, taip tiesiai šviesiai, sako, dar kaip ir gėrės, tai buvo kažką tokio. Jie atrodo radviliškiai. Atgrojom ten, kažkas buvo, kažkoks klubas ten liktai ir ten kažkas tai, jau mes jau ėjom link automobilių ir išėjo, aš taip supratau, kad kažkoks, nežinau, ar Radviliškio, Šiaulių, ar nežinau, kokio miesto autoritetas, matyt. Ir iš paskos eina du apsauginiai, tada buvo populiaru. Apsauginiai du eina, jo, tas prie manęs prieina. Tu žinai, aš šitą, mano mėgstamiausia daina, žinai kokia? Tai sakau, tai kokia? Mėgstamiausia. Šitą ir apsauginių. Dainuok. Tu palauk. O šitą, grįžęs kaip duosiu bobą į galvą. Vat ir suprastų, kaip nori. Toks jau gyvenimas. Ką padarysi? Dar kol neturėjau savo verslo, tai aš padėjau, tarp kitako, choreografijai, kurią aš pažinojau kaip šokių grupės vadovė. Jinai labai gabi buvo ir versle. Jinai buvo atsidariusi kavinę, būtent tie pirmi atidarytos kavinės, pirmos. Operatyvai tie gal netgi vadinami tokie pusiau. Jeigu pirmieji. Man Gustas vadino, paskui šiaip vadino Senas namas Kaune. Tai yra visai prie Neries buvo, kur naujas tiltas. Ir jisai dirbo visą naktį. Aš buvau tiekėjų, aš atveždavau maistą virėjams. Ir tik žinau, kad visokių įvykių, aš pavyzdžiui ryte atvažiuoju, o naktį dirba iki 3, 4, 5, kol yra klientai. Iki paskutinio klientų dirbdavo barmenės. Tai visko būdavo. Ir barmenės su mėlynė, moteris, kuri nebuvo jau tokia jauna, buvo gaila, kaip jinai ten nesusitvarkė ir smūgio gavo. Bet aišku, kitoj pamainoje buvo kita barmenė, kuri labai inteligentiško būdo ir kažkada dirbusi savivaldybėje Kaune. Ir jinai galbūt mokėjo taip bendraut, kad aišku, nieks negalėjo iš kriminalo išdrįsti pakelti ranką ant jos, nes jinai niekada nepakeldavo balso. Bet jinai labai mokėjo laviruoti jais. Pelningas vis tiek buvo, kaip ten bebūtų, buvo sunkus darbas, bet tuo metu, kaip tu nerandi tų darbų, tai ateidavo labai profesionalūs darbuotojai dirbti, kad ir naktį, aš atsimenu, geros barmenės, geros padavėjos, tikrai aukštos kvalifikacijos. Nes vis tiek, kaip ten bebūtų rizikinga, tikrai jie turėjo gerų arbatpinigių ir atlyginimas buvo neblogas. Ir aš tik atsimenu, pas mus dirbo Ada, atrodo Ada. Labai
labai fainas žmogus, inteligentiškas, labai tvarkinga moteris, taip norėčiau net sužinoti, koks dabar jos likimas, bet niekaip kažkaip net socialiniuose ieškau, nerandu, gal išvažiavusi užsienį. Tai vad pas ją ramybė būdavo ir girdėdavom iš kitų visų darbuotojų, ašgi jau naktimis pats nesėdėdavau ryte, bet vieną kartą atvažiuoja boileris, kuris įsivaizduojat kokio metalo, vandens virtui. Ir reiškia kažkas su smūgiu ir tas boileris visas susiplojęs. Tai čia kažkoks išgėrė susinervavęs dėl kažko, tai įbėgo į virtuvę ir sutrenkė, lyg tai jaška, tengi praiščius, jaška, nu jau nekalbu apie mangoliukų, ten čia tokie pravardžių buvo, jautis, ten daug tokių pravardžių įdomių buvo, nežinau koks likimas dabar tų žmonių, bet ten mėgdavo pasibūti. Reiškia, jeigu Kaune jau pasibaigė programos visuose restoranuose, kiek yra jau restoranų nemažai, tai va šitas naktinis baras, vadinamas, apie kurį aš kalbu, jo, kur aš tikėjau dirbo, senas namas, tai jisai dirbo iki paryčiais. Tai jie visi ten suvažiuodavo, kai ko ten tik nebūdavo. Net orgijų, prie staliuko. O tai stovi dar tas pastatas, ar ten dabar nieko nebevyksta? Ne, tas jau nugriautas, jisai buvo medinis toksai, tai šalia tik pastatas kitas pastatytas. Dar toks va įvykis buvo kaip ta Ada. Jinai, pas ją ramybė buvo, vis dėlto šitie banditukai, visi kriminalistai pas ją ramus buvo, bet vis tik jie ją taip pat pamokino šaudyti. Tai jinai pati papasakojo, koks buvo įvykis. Sako, Sėskada, tu kada nors gyvenime mokėjai šaudyti? Sako, ne. Sako, va, draugiškai pasodino, davė ginklą, pastatė, reiškia, prie plytinės sienos buteliuką ir keletą kartų davė jai paspausti. Tai va, jinai sako, nu, ką darysi, negu aš dabar priešinsius, negu aš sakysi, man to nereikia. Jie buvo patenkinti, kad jinai sutiko, draugiškai padalyvavo šaudime ir ką, jie visi ramus, patenkinti, jai turbūt visam gyvenimu išliko tas toks atsiminimas. Aš esu papuolęs irgi Kaune, tokiam Nerijos, ar koks ten viešbutis kažkada, kai buvo dar. Neries viešbutis. Neries, kai buvo. Tai vieną kartą mes atvažiavom su Irena koncertuoti ir sėdėjau turbūt, kaip supratau, visi iki vieno jūsų hebrytė, ten tam tikrų, nežinau, ten kas ten, kokių įmonių vadovai ir šitą, ir ten jie su žmonom buvo, taip pas mus tik tai atsimenu žmonos šoko ir tada ir mes dainavom ir aš Irena žiūriu, ką man čia veikti, aš nesuprantu, nu tiesiog papuolė, tu esi fonas, bet jie užsisako gyvą foną ir tiek, tai yra nemalonu atlikėjų, bet esu papuolęs ir ten. O tais 90-aisiais, kai tie užsakomieji restoraniniai tie koncertai būdavo, gal yra tekę kada nors kokį, kad užsakydavo tas dainas, kai mokėdavo ir užsakydavo, dabar man tokią pagrok. Ar yra tekę groti gal kokį? Yra, taip atrodo, taip yra tokia, kad atsimenu, kad esu sudainavus, o kitą kartą esu pasakius, čia jums ne Basanavičiaus gatvė. Kažkaip tai dar, kai dar tokia pradžia visai, tai taip dar nesuprasdavo. Atrodo, paimsi, pakartosi, nes ten, sakim, 100 litų padeda. Ne, kad ten po 10-20, bet 100 litų. Aš taip klavišininkui padėdavau, tipo, kad, nu, tiesiog tą pinigą paėmusi, padainuodavau tą dainą, pakartodavau. O kai ateidavau paprašyti, kad ar gali tokią dainą padainuoti, man tai buvo nepriimtina. Kažkodėl sakau, jums čia ne Basanavičiaus gatvė. O kaip tuo metu kažkokią įtaką, sakykime, darė tuometiniam šou verslui? Tie irgi, kaip sakau, naujai kapitalistai, nes ten prasidėjo Litpolinter televizijos, ar ne, kur vėlgi savininkas vėliau ten buvo ir berods ir nuteistas, ir pasodintas į kalėjimą, ir dar ten velnės žino kokių dalykų. Bet, pavyzdžiui, buvo tas momentas, kad tuomet uždirbė kažkokiais būdais tie būsimieji milijonieriai pirmosius savo didelius pinigus norėtų investuoti į šou verslą. Tas matėsi ar nelabai? Ne, kažkokių tokių labai iškių tikrai nebuvo, nes tas šou verslas, jis toks, nu, tiem laikam, uždirbami pinigai iš šou verslo, jie buvo juokingi palyginus su tais, ką jie uždirbdavo. Tai... Metalų kontrabandos ir taip toliau. Taip, ten ko norigi būdavo visko, tai ten realiai tikrai juokingi, tie mūsų ir honorarai būdavo, kaip, nu, tiem laikam, iš tų kelių šimtų litų, ką tu ten praturtėsi. Tai aišku, čia dar visa laimė, kad ten tas Litpolinter tikrai buvo toks, nu, kaip ypač kai Lapėse tas buvo etapas Kauno rajone,
Tai buvo toks kaip ir muzikos žydinys, nu realiai, ta prasme, kadangi ten vieni iš savininkų tikrai buvo su muzika susiję, tai jie suprasdavo, kad kas tas, iš viskas per sritis yra muzika ir jie tai visai kaip kuravo, palaikė ir nu, tikrai buvo kaip tokia visiška muzikantų oazė. Tai bazė tokia grina, jo, tam laikotarpyje. Arba Vilniuje klubas, muzikinis angaras, irgi ten verslininkui kurtas su Žilvinu Žvaguliu kartu. Tai va irgi buvo tokia kaip vieta, kur bazuodavosi tuo metu muzikinis elitas. Teidavo ten ir pabaliavot, kiek žinau, taip, ir reikalų aptarti. Taip, viskas. Ten megzdavosi turbūt ir pažintis, viskas viename, ar ne? Persikelkime į muzikinį angarą, kuris iki šiol... Jau į priekį persikelkime. Taip, kuris iki šiol, kiek va tenka girdėti istorijų, toks prisimena daugelis muzikantų, pramogų verslininkų kaip vieną didžiausių rock'n'rollo vietų jų gyvenime. Ir va, Žasų choras pasakojo, kad jie ten parom sėdėdavo, kiti atlikėjai. Papasakokit, kas va ten buvo, nes sunku dabar suprast šiuolaikiniam žiūrovui. Tai nieko nebuvo, buvo sukurta klubas Emocija, kurios nebuvo. Vilniaus vietoje trūko, aš jums sakau, prieš tai buvo toks langas, aš jame buvau nuėjęs ir jame esmė tame trūko, aparatūros. Aš jau tada grįžęs iš Emiratų, atbuvęs kokius 5 metus atgyvenęs, atvažiavau į Lietuvą, nutariau, kad čia būsiu ir tada aš supratau, kad ir tualetai turi kvepėti. Tai jau ten buvo tokia tvarka ir aš tiesiog prabuvau tam langai ir aš sugalvojau, kad reikia tą daryti, tai pasitaikė tuo metu toks Armano Svajūnas, kuris pasiūlė vietą, dailininkas. Tada aš tuo metu pradėjau verslauti studijose garsų įrašų su Arvydu Skručiu, kuris man parašė dainą Neliūdėk liūtį ir mes daug bendradarbiavimuose kūrėm. Tai įsivaizduokit, 3 muzikantai, 3 menininkai, vadinkime muzikantai, 2 ir dailininkas, suėjom ir pradėjome tą verslą daryti. Tai mes vykdėm jį, Arvydas iš mūsų buvo labiausiai mokėjo skaičiuoti pinigus, buvo finansai, Svajūnas ten savo darbus darė, mano darbai buvo marketingas, dizainas ir taip toliau. Ir jisai atsidarė, jisai vyko, koks įvyko. Mūsų kontekstas ir buvo, kad gyva muzika, vadinkim, biški kokių 10% aukštesnis maistas negu valgyklai, bet pigus, tas, kas domina muzikantus. Ir viskas, tai ten erdvė buvo, aš nežinau, kaip pasakyti jums. Aš tuo metu jau pradėjau grįžinėti po biškį kažką veikti, aš susipažinau su visais. Aš kai grįžau po Emiratų, aš nežinau nei Žasų, nei Bovi, nei Mikutavičiaus, naktinių personų, nežinau, nieko nebuvo. Viskas nauja buvo. Man viskas nauja buvo ir su jais visai pradėjau bendrauti, kviesti, ten buvo koncertai ir jie visi ten atvažiuodavo ir visą laiką būdavo kiekvieną po penktadienio, po šeštadienio, visi muzikantai, kas grįžta iš koncertų, ten 2, 3 nakties visą laiką ten eidavo, nes mes dirbdavom iki 6 ryto, iki 4 vadinkim. Taip. Bet, kiek norėdavom, tiek ir dirbdavom. Aš kaip suprantu, tai ten buvo toks... Muzikinė meka, absoliučiai. Rock'n'rollo židinys, pramogų verslo tuometinio, ar ne? Vadinkim, taip, gyvos muzikos klubo buvo užeiga, nes ten koncertavo visi, ten ir džiazai buvo, ten buvo ir rokas, aišku, viskas būdavo, gyvai grojama. Bet ir muzikantų linksmybės, tos neformalios, pavadinkim, būdavo tokios kietos. Jie žinodavo vietą, jie turėjo savo vietą, kur susitikti. Ir ta vieta nebe muzikantų, ten susirinkimo tapo tokia vieta, legendinė muzikinis angaras. Vien dėl to, kad jie pamatė vietą, kurio yra laisvė jam. Jam nereikėdavo 3 šakučių ir 3 peilių. Ten tiesiog pasėmė su šaukštu ir valgai, ledą. Nes teko girdėti, kad ten linksmybės dažnai prasidėdavo ketvirtadienį ir baigdavosi vos ne pirmadienį. Tai jūs Starošaitės paklaustumėte, tai taip. Ką galima būtų išskirti iš tokių linksmesnių atsitikimų iš angaro laikų? Ką šiandien galima būtų viešinti? Ką paviešinti galima, tai buvo gražus dalykai. Mes, pavyzdžiui, vieną kartą buvo susigalvoję, kad Žasai su savo mamom ateis. Pirmadienis buvo išeiginė. Ir mes per išeiginę dieną visi penktadienį ir šeštadienį rankom sumušėm, kad mes pirmadienį atsivedam savo mamas. Man atrodo, Marika, Aras Weberis, iš Žasų kažkas tai. Ir jie visi susivedė savo mamas, vakarienę mes jam padarysime. Ir aš tas iniciatorius, kuris buvo, galvoju, man iš Klaipėdos atsivežti, o paskui išblaivėjau sekmanį,
Galvoju, durna mintis absoliučiai, bet jie visi suėjo ir ten buvo vakarienė, su tėvais organizavom. Kažkas, tiesiog tokių dalykų buvo, kur mes sugalvodom ir darydavom. Smagių tokių. Tenai šitam muzikiniam angare buvo gelbėkit vaikus renginys, kur visi rinkom pinigus. Ten buvo ir Brazauskas atėjo sveikinti visus. Ten Sakalas atėjo sveikinti. Ten Adamkus atėjo sveikinti visus. Ten buvo susitikimai, ten kaip Bušo renginys buvo, tai muzikinis angaras organizavo Vygaudo Ušacko dėka prie Rotuščiai tą renginį ir paskui po to renginio visi grįžom ir ten buvo spaudų atstovė, visi užsieniečiai į muzikinį angarą galėjo važiuoti. Ten ištisa meka buvo, aš dabar prisimintos visus renginius. Ten pirmi renginiai, su kuriuos aš pats sugalvojau, buvo renginys Liežuvis, nes būdavo tais laikais daug geltonos spaudos, visokie buvo neliūdėk, tai buvo Liežuvis organizuojamas. Tai mano buvo sugalvotas Liežuvis, 5 metus vyko, mano tėvas juvelyras laiką darydavo sidabrinę grandinės Liežuvį. Tiem pramogų žurnalistam teikdavot, ar ne? Taip, tie, kurie rašo apie muziką. Taip, rodo, rašo, ten televizinė. Tai buvo tokie, ten būdavo komisija ir patys visi, kurie rašo, tai rinkdavo, kas to vertas. Taip. Smagus laikai, žodžiu. Ten viskas vykdavo. Ten vykdavo filmavimai, vieną renginį buvom sugalvoję, muzikinis procesas. Tai aš dar turiu, žinau, kad yra video medžiagos, reikia pagalvoti, kur suras, bet kamuose turiu. Tai ten būdavo taip, mes padarydavom scenoj kalėjimą, vadinkim, nes mums 96 metais dar ta tema nebuvo labai svetima. Ir ten sėdi, vadinkim, grupė Pelenai, Biplanai buvo, ten daug kas buvo, ir atseit, kaip sodina teisiamų žmonės. Klivečkarnas prokuroras. Ir kiekvieną kartą kitas žurnalistas būdavo arba Rimkė Daiva, arba kažkas iš tų amžinatelį, ten ne visus, vadinkim, ir jie būdavo advokatai tų atlikėjų. Ir tada prokuroras kaltina, jinai gina ir tie dainuoja po dainą. Buvo toks formatas muzikinis. Čia rodė net per televiziją, ar ne? LRT man filmavo 8, aš turiu laidas padaręs. Mes patys produsuodom, aš pats prisigalvodavau viską. Geras. O kas atsitiko, kad tiesiog vieną dieną nustojo veikti muzikinis angaras, arba ėjo link to? Galbūt mano klaida didžiausia buvo, įsileidau sagą didžėjai. Įsileidom vieną kartą, kitą kartą didžėjus ir tada atsimenu, ir tada man teko netgi vieną savaitgalį užsukti kranus, kad vandens nebūtų, kad pirktų Coca-Cola. Nes gėrė vandenį visi. Ir aš nesupratau, kodėl mano biznis visai krito. Ir tada mes sugadinom visą rinką. Nes, muzikantų tarp iš karto atsirado, tai kas čia per klubas? Ar čia didžėjų ten tas pučipučiai, ar čia mūsų muzikantų rokerių klubas? Tai čia mano dalis sugadinimo buvo, kad aš kažkaip tai sugalvojau įsileisti, nes vienu metu norėjusi apžiūrėti, kiek nebegalim apžiūrėti. Tuo metu didžėjų kultūra prasidėjo labai smarkiai turbūt Lietuvoje. Jis prasidėjo, bet kiekvienas turi savo vietą turėti. Ir atsidarė ministerija šalia mūsų. Netoli ir tada ministerijoje buvo tie vakarėliai didžėjiniai, aš galvoju, tie varo, tai aš dar didžėjai pasikviesiu naktį, kad ten, ir aš sugadinau, ten turėjo būti taip, kaip buvo. Ir po to žodžiu užvėrėt duris? Neužvėrė, mes dar gyvenom, tada tuo metu kažkada, jeigu žinote, dar muzikinis angaras buvo ir muzikinio angaro džiazo klubas buvo Rūdininkų, ten mes atsidarėm ir turėjom džiazo muziką ir pradėjom atskirti, kad nebūtų maišyti. Ten su Mama Jazz esam, ne vieną renginį darė, taigi būdavo afteriai po Mama Jazz koncerto muzikiniam angare, arba džiazo klube būdavo, užsieniečiai važiuodavo. Mes daug veiklų vykdėm, bet džiazo nepasiteisino klubas, kadangi tenai jisai būdavo tik tai festivalinis arba savaitgalinis ir ten ateina atsigerti alaus visi. Tai mes neišlaikėm to klubo. Reiškia, muzikinis angaras tada paskui, man atrodo, su Skiručiu išsidalinom mes kažkaip tai, žinot kaip yra, karai vyksta dėl moterų ir dėl pinigų. Tai visą laiką. Tai kažkas atsitiko, kai sumažėjo biznis, tai sakau, žiūrėk, Arvydas pasirinko savo, aš pasirinkau muzikinį angarą, pas mane pasimaišė toks Daugėla, tada mes su juo vienu metu atsidarėm, buvo klubas Bravo, pakeitėm pavadimą, nes aš pas Latvius, kai buvau, ir daug kur mačiau, kai pakeitė pavadimą, vėl iš naujo atsigauna. Mes pakeitėm pavadinimą, bet neperdažėm sienų. Ir tada labai logiškai atsirado pirmas pasiūlymas iš TV3, kad norim daryti real show, kiek nuoma kainuoja. Mes pasakėm, kiek nuomos norim, tada jie mums pasiūlė, gal jūs norite mums
savo tą verslą vidinį. Mes patalpas nuomavom, bet vidinį verslą parduodam. Mes verslą pardavėm ir tada atsirado ten Samas, Starkus, kur visos laidos ėjo. Taip, televizinė filmavimo aikštelė, galima sakyti. Ir jie ten, taip, mes išėjom labai tvarkingai, gražiai. Tango TV ten beveik. Tango TV. Taip, prasidėjo. Nu, toks realiai kaip lokacija filmavimo. Bet esmė tame, tas klubas savo veiklą, jisai išsisėmė. Ar didelius pinigus užsidirbo tų klubų savininkai, šeimininkai? Galima sakyti, kad gal aš tai pasakyčiau, didžiulių pinigų, kas yra didžiuliai pinigai. Tais laikais buvo vienaip, šiais laikais galbūt kitaip. Tai ne, turbūt milijonų tikrai nesusikrovė niekas iš tų laikų, nes verslas buvo kaip ir vis dėlto ne tai, kad ten krisdavo viskas iš dangaus, bet, sakysime, aš tik kaip pavyzdį galiu pasakyti, jeigu naktiniam klube mėnesinės apyvartos, tai vadinamas procentalinis uždarbis, ten procentai už parduodamas prekės siekdavo, buvo laikai, kai siekdavo 800 ir 1000 procentų. Tai kiek žinau, dabar daug dievė iki 400-500 traukia procentų. Tai va, iš to reikia išgyventi. Tai, bet tais laikais aišku, kad buvo galbūt biški kitaip, biški buvo, ir kaip sakau, aš netgi nelyginčiau. Nes tai, kas buvo tada ir kas yra dabar, tai yra du skirtingi dalykai. Tai lygiai negalima. Milijonų tikrai niekas iš to neužsidirbo, bet kokiu atveju klubinė kultūra Lietuvoje buvo susiformavus tikrai nebloga. Kai jinai išaugo, jinai nieko jau neišaugo, nes manau, kad barai, kurie darė kažkokius didžėjus, pradėjo statyti, pigiai pardavinėti bilį, kad tik tai tų žmonių būtų, čia aišku konkurencija padiktavo. Manau, kad nužudė tas klubus. Klubinė kultūra. Taip, nes iš tikrųjų dabar kiek bandymų kažkokių yra net gaivinti, nesigauna niekam. Kaip būtų gaila. Pradėkime nuo to, kad mes galbūt, aš tai visą laiką buvau toksai priešininkas vieno dalyko. Visą laiką klubai anksčiau, jeigu taip kalbėsim atvirai, tai tam pačiam Saulėteky jau, žinokit, 12 val. Visi namo važiuodavo. Tai kada prasidėdavo? Va, tai labai geras klausimas. Tai gali pats suprasti, kada prasidėdavo ir 8, ir 9. O vėliau kažkaip tas laikas slinkosi ir aš puikiai atsimenu tuos laikus ir dabar turbūt, kad be 1 val. Niekas į naktinį klubą neina. Tai šitas iš tikrųjų dalykas, ką padarė? Šitas dalykas vėlyvas įėjimas į klubą atbaidė vyresnius žmonės. Jeigu mes pažiūrėsime, kaip vyksta Amerikoje gyvenimas, tam pačiam Los Andželė ar dar kažkur, kur yra aiškiai pasakyta, kad viskas susidaro tenai 1 val. Nakties, mes matome visai kitą auditoriją, vyresnių žmonės. Arba UK toj pačioje. Toj pačioje UK yra aišku. Open Air festivalis su didžiais baigėsi 9 val. Vakaro, vasaros metu. Apie ką aš ir kalbu, tai reiškia, kita diena neprapuola iš gyvenimo, jeigu kas ten nori pratęsti, jisai suranda. Tai manau, kad tam tikri reguliavimai tose šalyse ne šiaip sau buvo. Tai aš manau, kad čia būtų teisingas sprendimas, kad, pavyzdžiui, naktiniai klubai ir barai galėtų dirbti visi ten ne ilgiau iki 1 val. Jeigu nori dirbti ilgiau, nusipirk brangesnę licenciją, kuri Anglijoje yra ir jinai kainuoja ten 3, 4 ir visi galvoja, tada reikia ar nereikia. Anksčiau sakydavo taip, reiškia, šou yra, bet biznio nėra. Taip, buvo populiarus šūkis. Ja, o dabar yra ir biznis. Tavo akimis, kas yra lietuviškos scenos skandalistas numeris 1? Ar čia gudriai sukame link Gidijaus? Dar paskambinau Bilui, sakau, blemba, žinok, šou biznis ir toliau tęsiasi, viskas vyksta, viskas visiems linksma, žinai. Tik mūsų tame nėra, mūsų linksmybės dabar kito, žinai.